Gilu Media pristato. Marijos Elseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Šiandien Marija Gimbutienė tikrai tenka pasidžiaugti, yra minima kaip viena iš garbingiausių asmenybių lietuvių. Tokių humanitarų turim du, kurie pasauliui sukūrė, davė, pasidalino teorijomis ir tos teorijos buvo originalios. Tai Marija Gimbutienė, kilusi iš Lietuvos, pažinusi Lietuvą ir priversta ją palikti. Jinai pasauliui ima pasakoti iš esmės tai, kas mums, lietuviams, dar visai neseniai buvo taip akivaizdu, taip suprantama. Bet grįžkim prie Eglės Šalčių karalienės. Tenka pažymėti, kad tai, kas mums atrodo pasaka arba jaunuomeniai, vaikams skamba ir yra pateikiama kaip pasaka, iš tikrųjų yra mitas. Didžiąja dalim tai yra pačios Marijos Gimbutienės teorijos apie didžiąją deivę branduolys. Marija Gimbutienė, taip galėtume savo pasvarstyti, kilusi iš Lietuvos, pažinusi Lietuvą ir priversta ją palikti. Jinai pasauliui, žinoma, su atitinkama moksliniam žiniom, archeologiniais radiniais ir dar daugeliu kitų dalykų, jinai pasauliui ima pasakoti iš esmės tai, kas mums, lietuviams, dar visai neseniai buvo taip akivaizdu, taip suprantama ir pačiais įvairiausiais būdais perteikiama. Tai, sakykime, dainos, giesmės, ar tai būtų sutartinės, ar vienbalsės, ar daugiabalsės, tai jos visos yra apie tai. Daugelis jų, dauguma jų yra apie tai, kad tos žolėlis yra mano brolis, kad liepa yra mano sesė, kad man liūdna ir liūdna tai sedulai ar Putino krūmai, kuris auga čia pat, arba aš sėdžiu po juo ir mums yra vienodai emociškai liūdna. Tai va ta bendrystė, tas lygumas vienas su kitu, tai yra čia, tai yra tai, kas persmelkia mus, tai kas yra mums būdinga ir tikiu, dar nėra galutinai prarasta. Pačios Marijos Gimbutienės teorija vėl neatsirado per vieną dieną ir jinai, čia niekam nepaslaptis, daug skaitė, jai labai rūpėjo filosofija, rūpėjo ir psichologija, žinoma, klasikiniai grožinės literatūros kūriniai, bet atrodo, kad sprendžiu iš jos dienoraščių ir laiškų ir jau vėliau iš tekstų mokslinių, kad toks lūžis arba labai didelę įtaką jai padarė tokia vokiečių kalba išleista tokia Neumano knyga apie žemę kaip deivę, deivę žemę,
Tai 1955 metais, bet štai galėtume įsivaizduoti, kiek dar turėjo praeiti laiko, kol tos mintis reiškiamas toj knygoje subrendo, taip su jom taip pat Marija Gimbutienė nesutiko, diskutavo, keitė ir sąmoningai perėjo nuo žemės motinos prie didžiosios deivės, sakydama, kad tas motinos vaizdinys nepilnai, ne visiškai, ne visaverčiai išreiškia tai, ką jinai mato tose priešistoriniuose archeologiniuose radiniuose. Ir čia prieinam prie tos vietos, kur Marija Gimbutienė prabyla apie senąją Europą kaip civilizaciją, tai ką šiandien jau praėjus keliam dešimtmečiam po Marijos Gimbutienės mirties šiuolaikiniai mokslininkai vadina Dunojaus civilizacija, tai reiškia kalbam apie kraštą, Europos dalį, kuri čia susitelkus daugmaž apie Dunojaus vidurupį ir į pietus, ir į pietryčius, į pietvakarius, taip pat iš dalies į šiaurę. Ir tai civilizacijai yra būdingas tos didžiosios deivės kultas. Tai yra jų gyvenimo atspindys, taip atrodė Marija Gimbutienė ir tą jinai savo teoriją, kuri žinoma susideda dar iš daugelio kitų dalių, bet parodė, skleidė ir priėjo prie išvados, jog jau keičiantis pasauliui, keičiantis kultūriniai situacijai, iš stepių, iš rytų, plintant, sakykime, indoeuropiečiam, tiem jauniem veržliem, raitiem ir ginkluotiem vyram, padėtis Europoje šiandieniniai ir tuometiniai keitėsi. Ir čia mėginčiau kalbėti apie didžiąją deivę, pačios Marijos Gimbutienės žodžiais. Tai nėra vien tik tai mirė ir atgimė, arba mirė, bet neišnyko ir vėl sugrįžo į gyvenimą. Jau čia kalbam apie žmonės, bet tai gali būti ir visa kita mūsų supanti gyvoji aplinka. Dar Marija Gimbutienė turi įveda tokį labai svarbų tarpsnį, tokį regeneraciją. Po mirties turi įvykti kažkas tai, kas lemtų, jog ta gyvybė, siela vėlėjo kinai sugrįž. Tai žodžiu, tai nėra taip paprastai, kad mirė ir po kurio laiko atgimė, bet dar tam tarpe dar vyksta kažkas tai. Tas kažkas taip, čia archeologijos mokslas, čia jisai nieko negali pasakyti, turi galvoti apie mitus, apie mitologijas, turi nagrinėti dievų ir deivių, ypatingai deivių paveikslus, mėginti suvokti, kas juose yra, kur yra tie akcentai, kurie nesikeičia per šimtmečius, neišnyks. Ir man atrodo, kad tas įvedimas, ta pastaba arba to tokio, sakykime, 3 žingsnių, 3 dalių rato, toksai, tokia rekonstrukcija, sakykime, jinai yra pagrįsta, jinai yra labai įdomi, jinai vis dar laukia savo tokių tolesnių tyrimų ir ypatingai kalbant apie lietuvišką terpę. Šiandien iškelti klausimai apie Eglę Žalčių karalienę, pasaką ir mitą, kuris veikia lietuvių tautą jau daug šimtmečių, o gal tikriausiai ir tūkstantmečių. Ir taip pat Marija Gimbutienė, kuri po ilgokos, sakykime, tokios pertraukos arba tylos tikrai sugrįžo su tokiu gaivaus vėjo gūsiu į mūsų sąmonę, į mūsų vaizduotę. Ir jeigu iki tol kalbėti apie Gimbutienę, tai buvo toks jau išskirtinis dalykas ir dažnai
tą galėdavo daryti daugiau menininkai arba mitologijos žinovai ir tie, kas simpatizavo tokiam moteriškumui, kultūroje, visuomeniai. Tai šiandien Marija Gimbutienė tikrai tenka pasidžiaugti, yra minima kaip viena iš garbingiausių asmenybių lietuvių. Tokių humanitarų turim 2, kurie pasauliui sukūrė, davė, pasidalino teorijomis ir tos teorijos buvo originalios ir yra originalios ir šiandien yra svarbios, reikšmingos. Tai antrasis lietuvis yra Algirdas Julius Greimas ir žinoma Marija Alseikaitė Gimbutienė su juo buvo pažįstama, bendravo, susirašinėjo ir vienas kitą taip pat iš dalies veikė. Bet grįžkim prie Eglės Žalčių karalienės. Tai pasaka, kuri tarsi paplitus visam pasaulyje ir daugelis tautų ją vienokiu ir kitokiu, kitokią formą jie žino ir siužetą. Tai nutoldamos nuo jo, tai vėl sugrįždamos, bet tenka pripažinti, kad ši pasaka kartu yra labai lietuviška arba labai baltiška, lietuviška ir latviška. Taip jau nutinka, pasakos yra pasaulinis reiškinys, bet kai kurioms tautoms jos tinka labiau ir galbūt labiau atspindi, išreiškia jų tokias dvasinės gelmes. Pasakyti vienareikšmiai, ką reiškia Eglė Žalčių karalienė, tai to negali ir niekas nesijimtų. Turim savo tokias autorinės nuomonės, kurios gali keistis. Tenka pažymėti, kad tai, kas mums atrodo pasaka arba jaunuomeniai, vaikams skamba ir yra pateikiama kaip pasaka, iš tikrųjų yra mitas. Nes jeigu tai būtų pasaka, tai tas siužetas baigtųsi su Eglės vaikų sugrįžimu į žemę, pas tėvus ir iš esmės tai yra laiminga pabaiga ir čia turėtų pasakojimas baigtis. Bet kaip žinom, pasakojimas nesibaigia ir tęsiasi toliau ir anaiptol neprimena tų pasakų, kurias galėtume daugelį kitų paminėti. Tai toks bendras įsivaizdavimas, kuris man atrodo galėtų būti kaip kelrodis tolesniem tyrimam, tai jog šis mitas pasakoja apie vėlių likimą, apie tai, kas nutinka po mirties, apie tai, jog žmonės, čia kalbam apie kažkokią tai priešistorinę epochą, laikotarpį, jog žmonės po mirties virsta medžiais, jog medžiai yra žmonės. Vieni žmonės virsta vienais medžiais, kiti kitais, yra tam tikros medžių lytis, yra tam tikri matyti dar kiti, mums nežinomi tokios dvasinės sąlygos arba aplinkybės, kurios nulemia, koks tas augalas. Tikriausiai eina kalba ir apie žolynus, galbūt ir apie krūmus, apie tokius krūmus, kur, sakykime, sedula. Dažniau ir labiau yra krūmas negu medis, o jeigu žvilgteltume į Eglės Žalčių karalienės variantus, nes tą pasaką mes galim pažinti tik tai iš variantų, tai pamatytume, jog sedula ten vyrauja, jog eglė yra daugiau pietų Lietuvai, užnemuniai būdingas variantas, kuris Salomėjos Nėries poemos dėka įsivyravo ir, sakykime, šiandien yra jau beveik ir neįsivaizduojamas. Tai daugelis variantų kalba apie sedulą, daugelis net neįsivaizduoja, kaip atrodo tas medis, kaip jisai žydi, jog jis turi uogas. Ir toj pasakoj pati eglė arba vaikų mama virsta gegutė, kuri įtupia į sedulą ir kukuoja.
tai visą tą pasakoju, kad labiau įsivaizduotume kontekstą, jog šis mitas yra apie tai, jog gyvybė nenutrūksta, jog gyvybė keičia formas, jog buvus įsikūnijus žmogaus kūne, siela po mirties pereina į kitą pavidalą ir tai, kas supa mus pačioj artimoje ar tolimoje aplinkoje, sakykime, šiapus marių ar kitoj pusėje marių, jog tai yra irgi to tokio vientiso į dalis nesuskaidyto tokio visatos dalis, sakykime. Kodėl visa tai suskamba ir tinka galvojant apie apmąstant Mariją Gimbutienę? Todėl, kad didžiąja dalim tai yra pačios Marijos Gimbutienės teorijos apie didžiąją deivę branduolys esmė. Kad didžioji deivė yra visa apimanti, jinai visame kame įsikūnija, tai būtų įsikūnija arba reiškiasi tais pavidalais, kurie šiandien mūsų gali būti suprantami kaip žemė, kaip vanduo, šaltiniai, upės. Tai žinoma gali būti medžiai, tai gali būti paukščiai, tai gali būti vandens paukščiai, tai gali būti pelėdas, sakykime. Ir ta gyvybė visą apimanti, jinai yra nuolatiniam kisme. Nieko nėra pastovaus, nieko nėra statiško. Jau per vieną dieną pasaulis ir didžioji deivė taip pat, tai kaip jinai reiškiasi, keičiasi. Tai reiškia, kad išaušęs rytas, jau leidžiantis saulei tos pačios dienos vakare jau bus kitas, jau bus kitoks. Ne? Tas kismas, gyvenimas yra einantis ratu, kaip žinom, kaip eina saulė ratu ir kaip taip pat ir žmogaus gyvybė eina ratu. Tai lietuvių arba baltų mitologiją Marija Gimbutienė pažinojo, taip, jai buvo priekaištaujama, kad jinai pažįsta ją ne taip gerai, kaip galbūt norėtųsi, arba buvo priekaištaujama, kad jinai remdamasi tautosaką daro taip toli siekiančias išvadas. Tai, tame yra tiesos ir vėl galėtume sakyti, tautosakos pažinimui nėra galo, tu gali visą gyvenimą skirti jos pažinimui ir vis tiek tikėtina nesijausi užtikrintai. Tai galbūt teisingiausia būtų manyti ir taip žvelgti, galvojant, jog tiesiog tos tyrimus reikia tęsti, juos reikia tikrinti, juos reikia plėtoti. Ir ten, kur galbūt Marija Gimbutienė klydo arba užbėgo už akių, galbūt nežinodama vienos ar kitos detalės, tiesiog tikslinti. Bet labai tikėtina, kad tas žvilgsnis, toks požiūris į lietuvių mitologiją, kaip galimai sudaryta iš dviejų sluoksnių, tos senosios Europos ir indoeuropiečių, kur, sakykime, senosios deivės, tokios kaip laumė arba tokios kaip ragana, jos tikrai be mažiausios abejonės turi tos didžiosios deivės bruožų ir jų prigimtis, jų būdas, jų raiškos būdai yra daugeliu atveju tokie, apie kuriuos kalba Marija Gimbutienė kaip esančius 4, 5, 6 tūkstančių metų senumo ir būdingus tai senosios Europos civilizacijai, kuri šiandien tikrai yra apmąstytina ir prisimintina ir vykstant tokiem pasaulio sukrėtimam, visų pirma Europos sukrėtimam. Vėl tas klausimas kyla, ar nesikartoja tas scenarijus, kurį kartą jau mūsų žemynas yra išgyvenęs, ar ta tokia gaivališka rytų jėga, ar jinai čia nesikartoja tai, kas vyko jau prieš daugelį tūkstančių metų. Ir tas klausimas toks labai svarbus, tai apie mūsų pačių laikyseną, apie tai, kur rasti tvirtybės, kur yra atspirtis, kur yra tie taškai, į kuriuos galim remtis. Tai kiekvienas gali savo atsakyti, tikriausiai jau popiežius jau skelbia kalbas ir rašo laiškus, jau krikščionybė čia gali mus visus išgelbėti, bet aš nebūčiau to tikras ir tikriausiai, kad turim gręžtis į daug gilesnę senovę, į tokią pirmą pradį pasaulį, kurį
kurį žmonija atrado, į vienaip ar kitaip jam suteikė tokius pavydalus, kultūrinės formas ir žinoma tokias dvasinės formas, mitų pavydalų, kurie pasiekė mūsų dienas ir veikia mus iki šiol. Man artimiausi, sakykime, Marijos Gimbutienės nupieštai senosios Europos civilizacijai, tokiai dvasinė prasme, tai yra aplinkosaugininkai, kurie kovoja už, jau nesakysiu už švarią gamtą, bet apskritai už išlikimą, kad dar kažkas tai būtų, už ko galėtume nusitverti tą kažkokio pasaulinio potvinio akimirką. Tai kas slypi, kas glūdi tose aplinkosauginiuose judėjimuose, čia geras klausimas. Žinom, kad, sakykime, kokia Vokietija tai yra galingiausia politinė jėga iki šiol, Žaliųjų partija ir tiek, kiek aš žinau, įsivaizduoju vėlgi, ta Žaliųjų partija kilo iš susirūpinimo dėl miškų, dėl kirtimų. Ir miškai maždaug 7-8 dešimtmetį ir Vokietijoje visa ta situacija buvo panaši ir laimė išsiliejo į tokį judėjimą, kuris tikrai galėjo padaryti įtakos ir ją padarė. Kas daugiau, sakykime, tai ką mes šiandien matom augantį Lietuvos ir kitų, iš dalies kitų šalių žmonių visuomenių susirūpinimą miškais, žinoma, ir upėmis, ir ežerais, ir bitėmis, ir dar daugeliu kitų dalykų. Tai daugeliu požiūrių tose judėjimuose yra dvasinis pradas. Ir tai yra labai svarbu. Jis nėra kažkaip tai įspraustas į religinius rėmus ar marškinius, bet tuo metu, kai vienas ar kitas žmogus eina, apsikabina medį, glaudžiasi prie jo, arba yra įkvėptas buvimo miške ir kuria, tai yra tas gilusis dvasinis ryšys, kuris, mano nuomonė, labai artimas, labai primena tai, kas yra buvę tais, sakykime, Marijos Gimbutienės laikais Europoje. Čia mums šiek tiek kiša koja pats religijos supratimas, už tai, kad mes norim religijos kaip tokios atsietos arba esančios už tokio mūsų kasdienio pasaulietinio gyvenimo ribos, bet čia veikiausiai turėtume kalbėti apie religiją, kuri vis dar yra rytuose, taip pažįstama kaip gyvensena, kaip gyvenimo būdas, kaip dalykas persmelkęs patį gyvenimą, kur nėra perskyros ir priešpriešos ir mūsų kasdienis gyvenimas yra kupinas tokio dvasingumo, tokia pačia geriausia prasme. Tai greičiausiai tai yra toksai branduolys, iš kurio prasidėjo Europos gyventojų kelias, kuris tęsiasi, laimė tęsiasi.